Mama, tėti, broli, sesę. Į jūs kreipėsi Ukrainos moterų sąjunga ir organizacija Gelbėkit vaikus. Mūsų vaikai, Ukrainos vaikai, atsidūrė kare. Artėja žiema. Labai reikia pagalbos. Paskambinkite 1419 auka 5 litai. Mama, tėti, broli, sesę. Nustebinai tu mane pakvietus į Paberžės kapines. Per vėlines visi važiuoja ant kapų. Tai... Ant kapų? Na gražiausia. Kas taip daro? Visa Lietuva. Na nežinau. Mes tai važiuojame į kapus, į kapines, o ant kapų dedame gėlių, uždegame žvakelių. Aišku, šios Paberžės kapinaitės ypatingos. Vėlinių proga uždegsime žvakelę ant užmiršto kapo. Čia yra apie 60 bevardžių antkapių. Tiesa, o kaip reikia kirčiuoti? Vėlinės ar vėlinės? Žinai, kaip nori, taip ir kirčiuok. Ir vėlinės, abu kirčiavimo variantai yra geri. Na, o kad šventės pavadinimas rašomas iš didžiosios raidės, tai tu turbūt žinai, ar ne? O visų šventųjų dienos pavadinimas, jis dvižodis. Į darbo kodeksą yra įrašytas stilistinis šios šventės pavadinimas. Tai yra abi raidės yra didžiosios. Bet pagal bendrasias rašybos taisyklės galima būtų rašyti tik pirmąjį žodį iš didžiosios. Tad nesuklysi rašydama abi didžiasias arba tik pirmąją. Aišku. O kaip ten? Oi, užteks tau klausinėti. Geriau pasigrožėkime kapinaitėmis. Tokia ramuma ir gerumas užplūsta čia vaikštant. Kažin daugmaž kada čia pradėti laidoti žmonės šiuose kapinaitėse. Kaip yra pasakojusi 1863 metų sukilimo muziejaus direktorė Alina Galvanauskienė, kapinaitės turėtų būti gerokai senesnės nei išlikę antkapių įrašai. Jos galėtų būti datuojamos apie 17-18 amžių. O aš girdėjau, kad šiuose kapinaitėse yra palaidoti keli šio sukilimo dalyviai. Gal einam paieškoti jų kapo? Taip, sako, yra 5. Einam, Akvilė, aš noriu uždegti žvakelę ant ano užmiršto kapelio. Labas vakaras. Eteryje krašto naujienos. Ketvirtadienio vakarą matysite ir išgirsite. Atnaujinamos Babėnų kvartalo gatvės. Bus plečiamos Daškonių kapinės. Kėdainiečiams patarta, kaip tvarkyti savo finansus, ruošiantis valiutos keitimui. Rajono neįgalieji susibūrė į šaškių varžybas.
Spalio 31 dieną, penktadienį, 9 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyks 30-asis savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje 82 klausimai. Šiemet pradėtos atnaujinti Babėnų kvartalo gatvės. Šiais metais Kėdainių rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti projektą Kėdainių miesto Babėnų kvartalo kosmonautų jubiliejaus draugystės ateities ąžuolų Saulėlydžio gatvių rekonstrukcijos darbai. Konkursą laimėjo akcinė bendrovė Kauno tiltai, su kuria birželio mėnesį buvo pasirašyta sutartis. Ši bendrovė atliks darbų už 4,5 milijono litų. Šiemet iš kelių direkcijos gauta per 2 300 000 litų. Dalį lėšų skyrė Kėdainių rajono savivaldybė. Pastaraisiais metais Babėnų kvartalui skiriamas didelis dėmesys. Anksčiau šiame kvartale buvo pakloti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, o dabar tvarkomos gatvės ir šaligatviai. Turėjome įsipareigojimus Babėnų kvartalo gyventojams ne tik vandentiekių ir nuotekų tinklus įrengti, bet ir pradėti gatvių asfaltavimą ir vykdyti pagal turimas galimybės ir lėšas. Tai šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad šitie darbai atliekami tikrai pilnai pagal mūsų patvirtintą rajono taryboje strateginį planą ir jau šiandien turime už 2 300 000 faktiškai pilnai atliktų darbų. Tai yra išasfaltuota draugystės gatvė, padėti pagrindai sekančių metų asfaltavimo darbams jubiliejaus ąžuolų skersgatvyje, be jokios abejonės ateities kosmonautų ir kitos gatvės šitų darbų laukia. Tie darbai yra numatyti kaip ir visose Babėnų kvartalų gatvėse. Šiais metais mes dirbome labai sparčiai. Tikrai esu dėkinga Seimo nariai gerbiamai Virginijai Baltraitienei, kuri mums padėjo rasti, pritraukti lėšas, įrodyti tiksliau, kad šitas projektas mums yra labai svarbus tos vietovės gyventojams ir todėl pavyko faktiškai pusę lėšų reikalingų Babėnų kvartalo gatvių sutvarkymui gavome šiais metais ir va štai dar maždaug tokia pati suma virš 2 milijonų yra reikalinga likusiųjų gatvių asfaltavimui ir sutvarkymui. Ta numatome padaryti 2015-2016 metais. Babėnų kvartalo gyventojai tikisi, kad prasidėję gatvių atnaujinimo darbai padės išspręsti buvusias problemas ir pakeis estetinį vaizdą. Gyventojai sako, kad baigta tvarkyti draugystės gatvė dabar atrodo visiškai kitaip. Gražiai atrodo, tvarkingai. Ko ir reikia, manau. Tikitės, kad ir pas jūs čia bus taip pat gražu? Tikiuosi. O anksčiau kokia danga čia buvo? Žvyrkeliukas tiesiog. Dulkės, viskas eidavo į kiemus, kaip sakant, viską. Dabar tikimės bus tvarka. Pokyčiai jau matom ir atsidžiaugti negalim ir greitai turėsim gražias gatves ir jausimės, tiesiog gyvenam ne kaime, ne užmiestį pamirštam, bet gyvenam Kėdainių mieste. Bus tikrai gražiau, patogiau, smagiau ir aišku nesitikėjom, kad čia tokie, kaip pasakyti, tokie darbai dideli ir sunkus, nes žmonės įsivaizduoja, asfaltą patiesė ir važiuojam ir viskas tvarkoj. O čia, kiek čia trunka jau tie darbai tikrai labai ilgai, bet mes matom, kad dirba žmonės tikrai iš pagrindų. Viską tiesia, viską daro, aš manau, kad pagal taip, kaip reikia, pagal reikalavimus ir kad tai ne tik mūsų vaikams ir anūkams galbūt užteks. Kol vyksta Babėnų kvartalo gatvių atnaujinimo darbai ir asfalto danga dar nepaklota, gyventojai turi galimybę prisijungti prie paklotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Tuo pasirūpina maždaug pusė gyventojų. Uždarosios akcinės bendrovės Kėdainių vandenys darbuotojai ir aplinkosaugininkai ne vieną kartą kreipėsi į Babėnų kvartalo gyventojus, ragindami tuos, kurie dar neprisijungė prie centralizuotų nuotekų tinklų, tikrai jungtis. Tai dalis gyventojų tikrai geranoriškai prisijungė, tačiau tikrai yra nemažai gyventojų, kurie kažko tai laukia. Ir tikrai turime įspėti, kad išasfaltavus gatves tikrai artimiausius 10 metų neleisime ardyti asfalto dangų, taip kad tie, kurie dar nepasijungė, tikrai siūlyčiau nelaukti ir kuo skubiai išsiimti projektavimo sąlygas iš akcinės bendrovės Kėdainių vandenys ir kuo greičiau prisijungti prie nuotekų tinklų. Mano minėta įmonė Kėdainių vandenys tikrai gali ir patys atlikti darbus, sudariusi sutartį su gyventojais arba rekomenduoti kitas įmonės
gyventojai galiausiai ir patys gali tą darbą padaryti. Čia nėra kažko ypatingo, bet pirmiausia turi būti sąlygas išsimti iš Kėdainių vandenų. Kitų metų birželį nebeliks laisvos vietos ir Daškonių kapinėse, todėl numatyta jas plėsti. Kėdainių mieste yra kelios kapinės, didžiausios Kauno gatvėje, mažesnės Dotnuvos ir Lakštingalų gatvėse, tačiau juose laisvų laidojimo vietų seniai nebelikę. Leidžiama laidoti tik į seną šeimos kapavietę. Esant gana dideliam mirštamumui, paskaičiuota, kad iki kitų metų birželio nebeliks laisvos vietos ir Daškonių kapinėse. Spręsti šią problemą ėmėsi Kėdainių miesto seniūnija kartu su savivaldybės specialistais. Dabar Daškonių kapinės užima maždaug 3 hektarų plotą. Iš viso laidojimams yra numatyta 19,5 hektarų valstybinės žemės. Nemažą dalį šios teritorijos reikėtų melioruoti, pašalinti nereikalingą augaliją. Visgi planuojama kitąmet kapinių plotą padidinti maždaug 1,5–2 hektarais. Atradom tokį sprendimą, kad kol kas, matom, stovim priešais nemažą aikštę, kurią irgi nuspręsta dabar naudoti. Anksčiau jinai buvo skirta reprezentacijai, tai kai senais laikais būdavo didesni minėjimai, susirinkdavo artimieji mirusiųjų, kažką tai paminėti per tas vėlines ir mirusiųjų dieną. Bet dabar tokio poreikio nebėra, tiesiog gaila laikyti tuščią plotą, dabar nutarta laidoti tame plote ir truputį plėstis į kapinių šoną, iki tų ribų, kur yra skirta ir atmatuota kapinių visam plotui. Tai pagal paskaičiavimus to praplėtimo dabar minimalaus užtektų kažkur tai mažiausiai 6 metam. Pavasarį bandysime savo jėgom persikelti tvorą ir aptverti tą naują mūsų atžemėtą teritoriją kapinių. Mūsų pakalbinti gyventojai irgi mano, kad Daškonių kapinės reikėtų plėsti. Va, matot, jau nėra kur laidoti. Jau baigės čia visur. Reikia plėsti šias kapinės? Būtina. O kaip kitaip, kur žmonės dėsis? Ne visi dar nedaėjo dar taip, kad visi taip galvotų, kad reikia degintis kažkaip, kiti nori laidotis. Laikui bėgant gal keisis viskas, o dabar tai, matot, jau žiūrėkit, vietų tai nėra kur gult žmonėm. Gerai, jeigu žmogus gula į tą patį dar pas savo kapą, jeigu reikia naujo. Daškonių kapinės yra vienintelės, kurių teritoriją būtų galima plėsti. Ir nors jos yra atokiau nuo miesto, žmonėms ši vieta patinka. Kai buvo, žinot, pradžia šitų kapinių, visi bijojo čia važiuoti. Daškonis tai buvo kažkas tokio. Visi norėjo tik į Kauno kapinės. O dabar, taigi Daškonėse gražiau negu Kauno, ar ne? Autobusas atvažiuoja ir ilgai stovi, suprantat, kol žmonės ir pasisodina, ir pasilaisto. Nemanau, kad čia labai nereikia bijoti, kas bijo. Tęsime laidą. Šiandien kėdainiečiai buvo pakviesti į susitikimą su bankininkais, kurie informavo, kaip tvarkyti savo finansus ruošiantis valiutos keitimui. Nuo 2015 m. sausio 1 Lietuvoje keisis valiuta, litai bus pakeisti į eurus. Laiko iki šios datos lieka vis mažiau, o gyventojams dar kyla nemažai neaiškumų. Ar po naujųjų metų veiks bankomatai, ar bus galima atsiskaityti banko kortele, o gal reikės banke atsidaryti naują sąskaitą. Prekybininkai nerimauja, ar jiems pirmosiomis dienomis pakaks eurų banknotų ir monetų, nes iki sausio 15-osios dar bus galima atsiskaityti litais, tačiau grąža jau turės būti išduodama eurais. Išimtis taikoma tik viešajam transportui ir taksi. Policininkai nuogastauja, kad gyventojų patiklumu pasinaudos sukčiai, kone kasdien sulaukiama pranešimo apie iš senukų apgaulę išviliotas santaupas. Apie visą tai kalbėta šiandien savivaldybėje surengtame susitikime, kuriame gyventojams patarimus, kaip pasiruošti valiutos keitimui, dalijo Swedbank asmeninių finansų instituto vadovė Lietuvoje Odeta Bložienė. Pasiklausyti jos patarimų atėjo savivaldybės vadovai, specialistai, seniūnai, įstaigų ir įmonių finansininkai, gyventojai. Susidūrėme todėl, kad dirbu buhalterinį darbą, turiu kelias įmonės ir man įdomu. Ir šiaip įdomu dėl savęs, kaip čia bus, kas čia bus. Ką turi taupyti, ką įdėti, ką namuose laikyti ar iš vis nieko nelaikyti. Tokia tema. Manote, kad jums tokių patarimų reikėtų? Būtina. Nes neturi galimybės paskaityti kažkur tai ir nėra tokio tikslo, kada gyvas žodis yra daugiau įsimintinas. Kaip manote, reikia žinoti, kaip tvarkyti savo finansus ir kaip ruoštis tam valiutos pakeitimui? Manau, kad reikia. Žinios niekada netrukdo. Taip. O jau pradėjot kažkokį pasiruošimą tam valiutos keitimui, ar ne? Be abejo.
atsiskaitau kortelę, Santaupos banke. Na, va tiek. Ko tikitės iš šiandieninio susitikimo? Na, ką nors naujo sužinoti. Pasak Swedbank asmeninių finansų instituto vadovės Lietuvoje Odetos Bložienės, dabar svarbiausia pasirūpinti santaupomis, kurios laikomos namuose, ir pats laikas ištušinti visas taupyklės, nes norint iškart po naujųjų metų grynuosius pinigus išsikeisti į eurus, bankuose, pašto skyriuose ir kredito unijose gali tekti stovėti eilėse po keletą valandų. Lietuvoje didžiausia nerima kelia grynieji pinigai, kurių dabar skaičiuojama yra virš 9 milijardų litų ir 2/3 visgi yra gyventojų, galime sakyti, kad ir kojinėse. Tai jais reikėtų pasirūpinti ir ką galima geriausiai padaryti, tai juos įsinešti į savo sąskaitas, kad pinigai būtų konvertuoti automatiškai ir nereiktų eiti į banką. Jeigu jau ir nori gyventojai patys turėti grynuosius ir juos išsikeisti po sausio 1 dienos nemokamai, tai nedaryti to pirmosiomis savaitėmis. Tikrai ateiti vėliau ar vasario mėnesį, tikrai iki pusės metų visi komerciniai bankai keis ir banknotus, ir monetas nemokamai, taip kad tikrai yra laiko tai padaryti. Specialistė akcentavo, ką reikia žinoti, norint netapti sukčių aukomis. Pinigai keičiami tik bankuose, pašto skyriuose, keliose kredito unijose. Konkretų padalinio pavadinimą ir adresą galima susižinoti Lietuvos banko svetainėje, yra visas žemėlapis. Koksai yra kursas, kad tai yra 3,4528 ir kad po naujųjų metų konversija vyks visa nemokama. Niekas namuose, nei gatvėje, nei darbovietėje pinigų nekonvertuos, visa tai bus daroma tik oficialiose vietose. Aš manau, vienas iššūkis, su kuriais susidurs visi gyventojai ir susiduria tiek latviai, tiek estai, tai yra gebėjimas prisitaikyti prie naujos valiutos. Tai yra vertės supratimas pats, kad kainos iš tikrųjų nesumažėjo, jos išliko tokios pačios, turime išmokti skaičiuoti eurais, reikia išmokti pažinti naujus pinigus. Jei gyventojams kyla neaiškumų dėl euro įvedimo, jie visada gali paskambinti nemokamų telefonu 8-800 34528 ir gauti išsamius atsakymus į visus jiems rūpimus klausimus. Šiandien visų rajono neįgaliųjų draugijų atstovai varžėsi šaškių varžybose. Kėdainių bendruomenės socialinėme centre šiandien vyko šaškių varžybos, kurias organizavo Kėdainių rajono paraplegikų asociacija, vykdydama projektą Neįgaliųjų sporto populiarinimas Kėdainių rajone. Varžybose dalyvavo visų Kėdainių rajonų neįgaliųjų organizacijų šaškininkai, paraplegikų asociacijos, kurčiųjų ir neįgaliųjų draugijų bei sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Kėdainių viltis. Į renginį atvyko svečiai. Rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Misius, bendruomenės socialinio centro direktorė Rūta Kaupienė bei visų rajonų neįgaliųjų organizacijų pirmininkai. Šiemet antri metai vyksta rajoninis tarp organizacinis šaškių turnyras. Sumastėme dėl to, kad norėjusi, kurie negali dalyvauti kitose veiklose, o gali žaisti šaškėmis. Šiandien jau kaip tik tai tų pačių iniciatorių nėra, pernai jie žaidė. Tai norėjau su kuo daugiau žmonių įtraukti, štai bus organizuotas šaškių tas turnyras, kad nebūtinai laimėti, bet svarbiausiai, kad dalyvauti, bendrauti kartu visiems. Renginyje dalyvavusi rajono socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė linkėjo visiems dalyviams sėkmės, garbingų ir draugiškų varžybų. Kaip vertinate vykstantį šaškių turnyrą? Žinoma, kad tik tai teigiamai, nes iš tikrųjų tai yra 4 praktiškai pagal įvairias negalės vienčios organizacijos. Ir jos jau ne vienerius metus kaip organizuoja šaškių turnyrą, ta prasme, ir tai yra labai gerai. Šaškių turnyre dalyvavo 11 dalyvių, 7 vyrai ir 4 moterys. Dauguma jų šaškėmis žaidžia nuo vaikystės ir mano, kad tai puikia laisvalaikio praleidimo forma. Ar seniai žaidžiate šaškėmis? Kol pradėjom šaškės pakelti, nuo vaikystės. Kuo šis žaidimas yra įdomus? Įdomus. Reikia biškai pamastyti, smegenys, kad neapsamanuotų. Taip, įdomus to, kad daug kombinacijų. Protinis žaidimas. Verčia galvot žmonės. Kuo dar įdomus yra šaškių žaidimas?
Nežinau, man jisai kaip praleidimo laikas. Kodėl pradėjote žaisti šaškėmis? O kai įdomiau žaisti, kai seniau žaidžiau, paskui trūko žaidimai. Kaip sekasi žaisti? Piški geriau, piški blogiau. Pralašiau, nes jau seniai nebežaidęs ir pamiršau viską. Aukso vidurys. Yra kur kiltų, taip maždaug kaip vidurį. Iš 12, 6, 5, iš 20, 10. Šaškių turnyro pirmos vietos nugalėtoja moterų grupėje tapo Danutė Bandzevičienė iš Kurčiųjų draugijos, o vyrų Vasilijus Aleinikovas iš Neįgaliųjų draugijos. Nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis, medaliais ir diplomais. Tai viskas, ką norėjome parodyti ir papasakoti jums ketvirtadienio vakarą. Ačiū uždėmesi. Šį vakarą iš karto po krašto naujienų laidos 20:30 per Kėdainių krašto televiziją kviečiame žiūrėti naują sveikatos injekcijos laidą. Gero vakaro, likite sveiki. Didžiausios metų šventės tai puikiausia proga atnaujinti savo namus. ELB baldai, vienas didžiausių importinių baldų tiekėjų Lietuvoje, atnaujinęs kolekcijas, laukia pirkėjų savo firminiuose salonuose Kėdainiuose. Žinomiausių pasaulio gamintojų, miegamojo, svetainės, vaikų kambario, valgomojo ir virtuvės baldais apstatytas jūsų būstas pavirs jaukia poilsio oaze. ELB baldai rekomenduoja nemokamas savųjų dizainerių konsultacijas. Profesionalai pasirengę patarti, ką rinktis konkrečiam interjerui – odą ar gobeleną, į akis išsyk krentančią ar į pirmą planą nesiveržiančią spalvą. Visada madinga klasika ar žalų modernumą. Kad ir ką beišsirinktumėte, nepamirškite. ELB baldai – tai ne tik staigmenos ir pačios palankiausios akcijos. Dar daugiau. Teisė ištarti galutinę kainą visuomet suteikiama pirkėjui. Juk šventės dosniausių dovanų metas. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada geros vaistų kainos. Virškinimui Mezim už visada gerą kainą – tik 7 litus 80 centų. Kepenims Livosil siūlome mažiausią kainą – tik 13 litų 80 centų. Validolis tik už litą 80. Vitaminai širdžiai Cardio Ace net 65% pigiau. Tik 16 litų 80 centų. Maistas smegenims Neurozan 45% pigiau. Tik 38 litai. Lašai širdžiai visada geromis kainomis. Siūlome naujieną. Už prieinamą kainą efektyvios priemonės nuo plaukų slinkimo. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Į vaizdajuostes įrašyta filmuota medžiaga laikui bėgant pasensta ir praranda kokybę. Uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių krašto televizija filmuota medžiaga iš vaizdajuosčių perrašo į DVD diskus. Kreiptis adresu Jono Basanavičiaus gatvė 95 Kėdainiai. Informacija telefonu 527717. Tai muzikinis pasakojimas apie kunigą, pedagogą ir tikrų vertybių puoselėtoją, didį paprastos širdies ir nepaprasto nuolankumo žmogų. Miuzikle vaidmenis atlieka solistai Egidijus Bavykinas, Liudas Mikalauskas, Karina Krisko Skambinė, Kristina Siurbytė. Aktoriai Liubomiras Laucevičius, Doloresa Kazragytė, Artūras Sužiedėlis, o taip pat kamerinis choras Kantate Domino, merginų grupė Roxy 5, Kauno choreografijos mokyklos grupė
ir Baltijos cirko trupė. Miuziklas Don Bosco – išskirtinis renginys visos Lietuvos muzikinėje erdvėje. Tai jaudinantis ir įtaigus muzikos spektaklis. Visus maloniai kviečiame. Kviečiame į paskaitą diskusiją, kas yra celiakija. Epidemiologija, bendrieji diagnostikos ir gydymo principai, kuri vyks lapkričio 4 dieną 14:30 min. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, Budrio gatvėje 7, Kėdainiuose. Būtina užsiregistruoti iš anksto telefonu 57186. Spalio 31 dieną 18 val. Josvainių miestelio senųjų kapinių koplyčioje Josvainių kultūros centras organizuoja giesmių ir poezijos vakarą Josvainių žemei atgulusiems atminti. Spalio mėnuo yra skiriamas rožinio garbei. Rožinis Švento Juozapo bažnyčioje bus kalbamas darbo dienomis išskyrus pirmadienį 17:30 min, šeštadieniais 15:30 min, sekmadieniais 11:30 min. Lapkričio 1 visų šventųjų iškilmė. Švento Juozapo bažnyčioje šventos mišios už gyvus ir mirusius bus aukojamos 10, 12 ir 16 valandomis. 16 valandos šventų mišių metu melsimės už šiemet palaidotus žmones, bus skaitomi vardai ir pavardės. Lapkričio 2 vėlinės mirusiųjų minėjimo diena. Šventos mišios už mirusius bus aukojamos sekmadienio tvarka 8, 10 ir 12 valandomis. Po 12 valandos šventų mišių bažnyčioje bus einama tradicinė vėlinių procesija. Lietuvos Karitas skelbia humanitarinę pagalbos Ukrainos žmonėms akciją. Prašome aukoti tvarkingus šiltus rūbus, antklodes, patalinę, žieminę avalynę, megztinius, kojines, šalikus, pirštines, sauskelnes vaikams ir suaugusiems, greitai negendančius maisto produktus. Akcija bus vykdoma iki lapkričio 10 dienos. Labdarą priimame kiekvieną dieną Švento Juozapo parapijos raštinėje Radvilų gatvėje 10 Kėdainiuose. Rytoj spalio 31 dieną 18 val. Kėdainių arenoje Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Nevėžis susitiks su Šiaulių Triobet komanda.